Zdarov, kaimieti. Ir vėl tas pats. Tai va, turiu žaislų. Chebrytę pasidariau transliaciją šiandien. Pasiėmiau 2 akmenukus, vieną pašveičiau, populiaravau viršų, kad blizgėtų kaip katino kiaušai, kitas bus štai toks, paprastas. Ką aš darysiu? Ogi darysiu kojytės, bet žymiai aukštesnės, suvirinsiu tarpusavį, kad šita konstrukcija visą laikytų akmenį ir jisai nejudėtų. Tai bus arba staliukas, arba stovas gėlėm. Tam man reikės pasagėlių, plaktuko pasilyginti pasagėlės. Daug pasagėlių iš tikrųjų reikės, nežinau kiek panaudosiu. Bulgarkės su šūdinu mygtuku. Šitą diskelį lauk, nes jis akmeniui. Tada nežinau, išveisiu gal su šituo, bandysiu ir su šituo. Ir aišku, turbūt geriausiai tiks šitas. Šūdas. Geras šitą jau čia. Uždėjau šitą galvą. Ir tu nahui galva neatsukas. Va, tau yra aparatas. Karoči, nedarykit tokių mygtukų, nes bus pizdėt. Tu glušas esi. Pripažinkime. Ypač filmuojant su viena ranka. Šitas yra gavno. Mygtukas yra gavno, bulgarkė yra pavojinga, reikia dirbti 2 rankom. Taip kad filmavimai iš šono. Ir vėl prasidėjo. Nieko nebus, bibienės man nereikia. Per pavojinga dirbti su tokiu mygtuku. Dieve, kurva. Atkabinau mygtuką nuo šitos vietos, nes dedu bulgarkę visą laiką taip. Ir atrodo, kad bus to pizdėts. Tai žodžiu ką, atsukam rankinėlę. Čia va turiu skylutę pasidaręs. Čia arba čia, nesvarbu. Ir Vienoje vietoje atsukinėsiu transliaciją. iš apačios mes ją prie stalo prisisuksim. Tai vyrukai. Prisisukam ją normaliai. Op! Ни хреново čia gaunasi vibratorius, a? Eina nahui. Visą galvą neatskauda. Iš tikrųjų, kai dirbi su aukštom apsukom, čia nesvarbu. Bulgarkė ar tekinimo kokios staklės ar dar kažkas, visą laiką reikia nusimti visus šalikėlius, šūdėlius, nežinau, ten rankovės kabančias ir taip toliau. Nes gali įtraukti net ir pirštinę. Tai jeigu tekinat ant tekinimo staklių, tai turėkite omeny, dirbti reikia be pirštinių ir be kabančių rankovių ar kažkokių tai bliuzonų, kurie gali lengvai susisukti ir įtraukti. Nes gali atlikti ir be pilvo, ir be rankos, ir apskritai kaip nors ką nors susukti ir įsukti. Patikėkit, šaukinėsit, net verksit, tu sėmė už galvos. Nu tai žodžiu, saugokit save. Saugiausias būdas yra pastarinkė. Pasiemi atsuktuvėlį, išsigramdai visas skylutes, pasiemi šepetuką ir nieks tau nafig nemaišo. Į tai žiūrėk, koks nors kerėpla, į šitą šepetuką dar pirštai įsidurs. Esi. Nes realiai net ir prisukta prie stalo bulgarkė gali tau pridaryti bėdų. Tarkim, pasiimsi pasaką, per stipriai paspausi ar net tokių kampų paimsi. Kaip sviestels tau iš rankų, nespėsi net išlaikyti ar sureaguoti. Pataikys į kaktą, į akį ar kaimynų į langą. Patikėk. Aišku, jei kaimynkai kur nors įklina, tai gal dar ir nieko. A jom pinigų reikia mokėti už pysį. Inda, stinta, vėpla, šalaputri. Šiaip iš tikrųjų, geriausias būdas yra nusmėliuot. Ką aš dabar ir darysiu. Jokauju, neturiu smėliavimo aparato.